Gavėnios laikotarpis prasideda nuo Pelenų trečiadienio iki didžiojo ketvirtadienio išvakarių mišių. Todėl Gavėnios laikotarpis jau yra pasibaigęs didžiojo ketvirtadienio mišių išvakarėmis ir nuo didžiojo ketvirtadienio išvakarių mišių iki sekmadienio išvakarių mišių yra didysis tridienis. Tridienis yra vadinamas dėl to, kad čia yra išgyvenama viešpaties nukryžiavimas, palaidojimas ir prisikėlimas. Didysis penktadienis ir šeštadienis iki vakaro mišių, šis momentas yra pasninko momentas, dėl to, kad yra Kristus paimtas, kaip sakytų, jaunikis yra paimtas iš tarpo ir todėl reikia jausti susikaupimą. Velykos tai yra ta diena, kai mes iš pradžių išgyvename žydišką Velykų prasme, paschą, kai žydai išėjo iš Egipto ir jie valgė neraugintą duoną ir tai reiškia skubėjimą, perėjimą iš Egipto per dykumą į pažadėtąją žemę. Priklaupę prieš jį tyčiojosi iš jo, tardami sveiką žydų karalių.